Renės Mekalen. Minčių projekcija prisilietimu ir prasiskverbimas pro skydus. Renesmė yra Edvardo ir Belos duktė. Gebėjimai, kuriuos turi Renesmė, galima sakyti, tai tarsi priešingybė jos tėvų gebėjimams. Ji gali prasiskverti pro psichinius skydus, kas yra priešinga Belos gebėjimui kurti šiuos skydus. O jos antrasis gebėjimas yra galimybė perduoti savo prisiminimus per fizinį kontaktą. Tai yra priešinga Edvardo gebėjimui, kuris gali skaityti kitų mintis. Ji gali pasidaryti savo mintimis su kitais, vien tik juos palietusi. Šio gebėjimo pavyzdį filmuose matome Brėkštančioje aušroje. Iškart po gimimo, kai Bela ją paima ant rankų, ji pamato, kad pirmasis Renesmės prisiminimas yra Jacobas, bandantis ją nužudyti. Įsivaizduok, kad esi kūdikis. Ir tavo pirmasis prisiminimas – smirdantis vilkas, bandantis tave pasiųsti anapilin. Labiausiai tikėtina, kad laikui bėgant jie galės išvystyti šiuos gebėjimus iki neįsivaizduojamo lygio. Taip jie galės perduoti savo prisiminimus, nepaliesdami kitų. Ir gebės įsiskverbti į bet kieno protą, bet kada.